Tai augintiniams papildai tikrai yra reikalingi įvairiais gyvenimo tarpsniais, tačiau vienas iš jų, žinoma, yra augimo stadija, kadangi būtent tuo metu formuojasi augintinio kaulai, sąnariai, taip pat auga dantys ir tam, kad jie užtikrintai augtų sveiki ir stiprus, tam yra reikalinga praturtinti mitybą įvairiomis maistinėmis medžiagomis, kurių ne visada augintiniai gauna pakankamai su pašaru. Tai čia labai svarbu suprasti, kodėl yra reikalingos papildomos medžiagos. Tai augančiam gyvūnui svarbus ne tik maistinių medžiagų įsisavinimas, bet ir teisingas kaulų tankio užtikrinimas bei sąnarių augimas. Taip pat labai svarbu suprasti, kad kiekvienas gyvūnas per 6-9 mėnesius pasiekia net 90% savo to viso augimo, to viso dydžio, tai net ir vienos dienos sutrikimas gali atsiliepti jo vystymuisi. Tai pavyzdžiui, apie 5-6 gyvūno augimo savaitę dažnu atveju prasideda gardija. Tai tokia liga, kuri sukelia labai stiprų viduriavimą. Tai jeigu toks mažas augintinis suviduriuoja, jį ištinka toksinacija ir iki kol jis atsigaus ir grįš atgal į savo įprastą sveikatos būklę, tai šis iš pažiūros mažas sutrikimas gali visiškai pakreipti augintinio gyvenimą. Tai tikrai šioje vietoje praverstų mikrozoogenas, kadangi būtent jis pašalina tuos susikaupusius toksinus iš organizmo ir neleidžia jiems toliau vystytis ir augti galbūt į kažkokius stipresnius susirgimus. Be to, jo sudėtyje yra kalcio, kuris yra naudingas visos augimo stadijos metu. Kadangi kaului, jeigu jam trūks medžiagų, jis bus porėtas ir tada ateityje gali atsirasti visokios problemos ir pasikeisti visa gyvenimo kokybė. Taigi gali būti įvairių traumų, nepilnai išsivystyti sąnariai, susiformuoti skeletas, dantis ar netgi maumonėlis. O naudojant mikrozoogeno papildą, jis gali duoti kaulams tankio ir užtikrinti teisingą išsivystymą. Taip pat jis puikiai veikia kaip prevencinė priemonė prieš viduriavimą ar vėmimą, o kaip ir minėjau, būtent tas net vienos dienos iškritimas dėl gardijos ar kitų ligų gali paveikti augintinio tolimesnę raidą.